Hei, sveiki, gerbėmieji. Senokai nesimatėm, ką? Jau kaip ir pavasaris su video pas mus biški strioka. Bet va, bandau pasitaisyti. Ir bandysim savaitgalį praleisti šį, kaip matot, gamtoje prie ežeriuko su palapinėm. Dabar aš kol kas vienas, mano šeimyna tuo atvažiuos už kelių minučių. Kol važiavau, dar netgi biškį bijojau, čia nebus užimta, bet neužimta mūsų laimiai, pasisekė. Tai dabar einu traukti daiktus, nes jų bus daug visą laiką pas mus. Ir bandysim įsikurti, kol nesutemo. Tarp kitko, turim naują palapinę. Jinai skaitosi, palapinė ir pirtis ir palapinė. Bet čia naudosim ją kaip palapinę tik tai. O jau neužilgo bandysim ir pasipirtinti. Šiaurinį. Halo. Žiūrė, svarą radau. Svaradai. Bet yra ir šitų dalykų. Prisijungia mano šeimyna ir bandom įsivalyti dabar vietą palapinį. Ir tikėsit ar ne, bet stiklų tai jau 2 saujas pririnkom. Va, tiek daiktų, čia dar ne visi daiktai mūsų. Žino, dabar kai vaną turim, tai galim krauti pusę namo. Tai va, ką? Čia mūsų nauja palapinė. Morš, palapinė / pirtis. Pečiukas yra, šiandien šiltai miegosim. O rytoj žiūrėsim, gal ir panaudosim kaip pirtį. Reikės tik atsivežti dar akmenų, suolą ir ką dar, vandens bakelį. Nebūtina. Ką reikia kažkaip tada judėti, statyti ir jau pasistatę įsijungsim, aprodysim mūsų namą. Trioba jau kaip ir stovi, bet dar čia tik tai įpusėjom. Dar tik palapinę. O dar reikia virtuvę pastatyti. O saulė jau leidžiasi. Saulė nevaidžia. Va, kam gerai. Jau kaip ir susidėjom savo stovyklą. Liko menkniekiai. Malkų paruošta, viską paruošta, atsivežėm savo. Bet jeigu trūks, tai miškelis yra. Aš nežinau, čia mes prakeitosim, čia tą pečio reikės čia kurti. Nežinau. Nakčiai biškį pakursim, čia gerai, kad tą perturį yra, tai gal netai bus karšta. Ir mūsų trioba. Šitą susipainiau tarp nežinau šitą. Ką tu čia pripainiai? Bet kojos, tai matai? Po tie galas. Tai mano tai ilgesnis. Eina, sau gerulis, mėgmaišis. Sakau, su žieminiais mėgmaišis mėgam dar pečiu, sako, kur turi. Kažkas miegos be žieminio mėgmaišio, nes tai turi visokių ten paltukų, bušlatų. Paltukų. O, dieve, gerai, oras geras, savaitgalį nusimato. 2 savaitės pranešė be lietaus visiškai. Tai mes, kadangi tokios progos negalim praleisti ir iš karto prie ežeriuko. Eisim kažką užkasti. Ir šiandien biškį vakarosim, taip lengvai sėdėsim. Pakuriansim laužiuką. O rytoj irgi ką kempinsim, Padarysim guliašiuką ant laužą, skanaus maisto, šašlikiuką bus. Drapstai. Čia yra not house. Turi būti careful. Skaniai kaip čia pas tave. Duoki man. Ne. Marinuoto agurko nori? Kairė. Marinuoto agurko. Nori? Man valgyti kažką padarysi dar? Savitarna. Jau biškį vėsta, iš tikrųjų laužiuką užsikūrim. Jo, man šaltai, aš drai robą užsidėjau. Reikia ir man, aš irgi pasirašiau. Eisiu tai ten pečiuką dar užkursiu. Ne toj, bet greit. Parašiau malką. Ar prakuriant reikia? Ne, nereikia. Ką, toliau eisim dešrelių prasikepsim, šildysimės ir vakarosim ir viso. Kiek valandų 9 turbūt kokias. Prie laužiuko šilta, gerai. Nešalta, Augustai?
Ačiū. Va, čia kokių papuošimų. Mes vidui lempučių nepaskime. Čia lempučių. Ai, turim lempą šitą užsidėksim. Ką, kai skirtuvę eisim valgyti? Kelbasų su agurkais ir dona ir bus gerai. Ir vieną šaltą prieš miegą. Ir susitiksim rytoj. Ką norėjai sakyti? Kad aš šiąnakt nenakvosiu čia. O kad? Kaip be būtų gaila. A, tavo reikalas. Gerai. Iki greito. Jum užtruks čia porą sekundžių ir susitiksim ryte. Ei, labą rytą. Kaip Airija miegojai? Labas rytas. Aš namie miegojau taip, kad... Airija nusimuilino. Ne, nusimuilinau, o turėjau dėl ko išvažiuoti. Priežastis buvo. Bet šiandien jau neišvažiuosiu. Žodžiu vis tiek. Nieko, buvo šilta miegoti. Mėgmai čia geri. Vakar, kai pakūriau tą pečią, tai čia buvo eina savo. Biški per daug to karščio, nes šitas pečias tikrai per didelis, jeigu tik tai miegot. Nu bet va, dabar ryte pakūriau, tai va po vieną pagaliuką užmest, tai visai neblogai, nėra karšta. Tai pats tas. Užmečiau arbatinuką jau. Eisim gerti kavą, daryti kažką pusryčių ir kempinsim. Čia gerai. Ne? Augustė, smagu buvo miegot? Nešalta, nesušalai. Kur čia sušalusi po žieminių? Mėgmai. Nuostabus rytas tiesiog. Saulykštė šviečia. Išgerti kviečia. Nu aišku, kavos. Kavos ir kiaušinienės. Taip va. O, verda jau. Jau verda? Pamažint ugniką biškį. Skaniai valgyt padariau? Excuse me. Darėm abu jau ką. Verda podas. Pavalgom ir einam. Jaučiu malką reikia pasiruošti vakarui. Paskui eisim gaminti jau, negaminti, bet ruoštis pietus. Darysiu gulešiuką ant laužo podė. Reikės pasidaryti trikojį mūsų laužai. Nu ir eisim dar pasivaikščiot biškį čia į miškelį. Gerai, po biškį renkam malkas. O čia krūvelė. Čia krūvelė biškį, čia. Čia dabar čia nešamės, o paskui užsinešim jau čia į stovyklą. Tai jau, manau, čia visai nemažai parinkom. Dabar čia po tų uraganų pas mus kur buvo. Nu, ne dabar, jau prieš porą mėnesių. Tai čia privertė tų medžių dabar, malkų netrūksta, jo, Airi? Ką? Malkų netrūksta, jo? Nu. Augustė irgi kažkur malkauja tenai. Dar medžiai be lapų taip atrodo. Niūrų taip dar. Bet jie toj dar savaitę sužalios. Ką, Augustėlė? Reikia nupjauti. Gerai, atsinešiu paskui pjūklą. Matau, aš matau. Dar palauk, dar eisim pjaut malkų. Reikia šildytis taip. Dar papjaut paskui reikės. Čia panešioti vieną yra, o dar supjauti reikės ar sukapot. O tada tai bus šilta. Galėsi darbuotis. Aš žinau, dabar gal pradžių užteks. Man reikia dar paieškoti tada trikojų, reikia 3 pagalių. Pasidaryti trikojį, kad podą laužų. Nu ką, liko smagiausia dalis dabar. Supjauti visą šitą. Kas taip? Come on, įmi pjūklą ir... Pjaunam. Ką, koks pusvalandukas? Laužyk. Laužyt? Laužyt pagaliukus. Tai tos, tai jo. Mažiukus, nu. Aš nežinau. Parodyk jai, kur ten sugrebot reikia. Va, šitos.
Va, grebok. Kodėl? Pasakyk pretekstą, kodėl čia taip reikia daryti. Nes čia paskui... Kad šiukšlių šitų nebūtų. Maudytis geriau nebūtų šitų šakalių. Ir sudeginsim. Mesim ir deginsim. Pavasarinė talka gamtos. Dirbkit. Tvarkymo. Tvarkome savo aplinką. Savo kiemą, sakykim. Good luck. Ką tu čia darai? Kas? Man. Darau pagaliukus. Ai, gerai. Visi draugiškai. Oi, Oi. Augustė tik tinginiauja. Augustė vadovauja, kažkas turi vadovauti. Nu jo, mūsų viršininkas. O, tuš. Sako, mami, kapot nemoka. Kiaurai kitai variau. Žiūrėk, į koją tik neįsivaryk. Nu tai aš žinau, jo. Nu viskas, pamaina pasikeitė. Tai Duosim ir sakė, airiai pasireikšti. kas nedirba, tas nevalgo, tai Nu. turiu dirbti. Turi dirbti dabar, nu jeigu nori valgyti. Kairė, 1, 2, 3. Bet pažiūrėk, aš kokią ten mažyčių pripjoviai. Mažyčių, sakai, tai bet tavo puviekas čia, žiūrėk. 3 kart papjauni ir perpjauni. O, žiūrėk, viskas. Ką? Jau to eisim ir pietus gaminti. Trikojus paruoštas, atsineš puodą. Ir virsim guliašiuką. Man pačia didžiausia malka. Nu, pagaliau išėjo biškį prisėst. Pasiruošim va kaip tik pietum. Ir jau reikės pradėti virt, nes kol viskas išvirs jau bus ir pietus, nes čia apie porą valandų dar užtruks. Tai va. Skustuką paliko airija namuose, dabar turiu su peiliu drožt morkas. Eina savo. Senoviškai, nu, nieko nepadarysi. Kągi, laužą pakūriau, puodas kaista. Čia taip pat jau viską pasirašiau mūsų guliašiukui. Daržovės, va čia morkyčių, kukurūzų, svoguniukas, paprikėlė, grybukai, mėsytė ir dar bulvę paskui nuskusiu, keli pomidorai. Nu, druska, pipirai ir čia tokių dar turiu prieskoniukų skanių. Nu ir viso, mėsim tada, sakau, metam mūsų mėsytę, po biškį kepam, paskui daržovės. Užpilsim, užkaisim virdulį, čia karšto vandens užpilsim ir tušinsim. 1,5 valandžikės ir skanausim. Mergaitės deda lego. Ką, iš pradžių metam tada mūsų mėsytę apsikepinam. Taip, reikia kaip čia dabar neapsideginti. O. Va, apsikepinam mėsytę, tada dedam daržovės, pakepinam su daržovėm, užpilam vandenuko ir tada dar tušinam, paskui dedam prieskoniukus ir tada jau už 1,5 valandos dedam į lėkštę ir valgom. Tai va. Gerai, dar eigoj gal parodysiu paskui, kai viskas čia toliau vyksta. Dabar va, mėsytę. Mėsytę kepam. Va. Kaip viskas čia gražiai ir bus skaniai. Nu ką, va mėsytę jau kažkiek, va, kai matot, apsikepinau. Dabar laikas daržovėm, tai dedu čia tas morkas, kukurūzus, svogūnus, česnakas ir dar įdėsiu grybus. Mėsą tai naudoju sprandinę, bet jūs galite naudoti, jeigu turite tą tokį špižinį puodą, tai galite ir kumpį naudoti. Belė kokia, čia viskas sustroškina, bus viskas minkšta ir labai gerai skanu. Va. Dedam dabar šitą, biškį pamaišom. Dar pakepinam kažkiek tai.
Va, biškį apkepinam dabar dar. Ai, palaukit, grybai. Dar grybus sumesim. Grybai į paskui ant galo paprika ir pomidoras. Nes tie labai greitai įsitūšins tai. O, ant viso rajono būšę valgyti. Tuo užkaisim vandens, užpilsim paskui vandenukų ir ant silpnos ugnies 1,5 valandžikės kažkur troškinsim. Ką, paskutinis etapas, va jau viskas čia apsikepė, sudėjau prieskonius, parodykit iš arčiau, kaip čia atrodo viskas skaniai gražiai. Va, dabar pilam vandenuką pilam ir paliksim troškintis. Va, tiek pradžiai, paskui reikės dapilsim. Ir dabar jaučiu valandai, po valandos pažiūrėsim. Ant silpnos ugnelės visai čia. Tuoj dar biškį permaišau greitai. Va. Dangtis bulvės už valandos. Kai sutroškinčia mėsytės, daržovės, tada bulvės greitai, ten 15 minučių. Ir jau galėsim valgyti. Einam čilin dabar. Ai, pažiūrim vaizdus iš viršaus irgi. Šito apylinkių gražių. Kelią. Ei, karštas, viduj. Nu ką, pats laikas, man atrodo, jau im podėlauk. Tai dar pažiūriu, bet aš jau prieš 5 minutės bulvės jau išvirė. O, papa, kaip čia gerai. Viskas, jau nekantrauju. Nekantrauju paragauti šito skonio. Skanėsto. Airė, nešk lėkštės. Nu ką, imam didesnį samtį. Tokį didesnį. O, papa. Airė, kur tau lėkštė? Ten tų braškių dėt? O. Va. Yummy, yummy. Gerai, kaip sakant, aš tai nieko nelaukiu ir kabinu, ragauju. O, čia biškel neišbėgo man čia. Mėsytė, va, tiesiog va. Biškai karšta. Ant laužo maistas vis dėlto yra pats skaniausias maistas. Nemeluok. Ne? A kur? Orkaitėj? Kas? Skanesnis maistas.
Patiko naužo. Gerai, tai mes pietaujam tada. Jeigu jūs valgote, irgi skanaus. Ir paskui praseisim čia. Į miškelį. Eisim miegot. Miegot, sakai? Pietų miego paskui? Nu, gal biškis nustelsim. Pusvalanduką. Kaip ant skonio guliašiukas? Nesakysiu. Nesakysi? Karštas. Aš jau praėjau. Per 3 minutės. Mėsa tirpsta burnoj. Vadinasi, nejaučiu mėsos skonio. A, tu su šakutė čiulpė? Ne, skanu. Gerai, bon apetit. Ačiū. Gerai, nusnaudėm. Biškį pasnaudėm. Pietų miegelio, po skanių pietų. Einam praseisim. Pro miškelį čia, parkelį. Nu, kaip parkelį. Nu, toks takelis yra. Ir eisim vakarienę ruoštis, nu. Airė. Ko ruošti? Eisim valgyti vėl. Ir vėl miegot. Čia va, gerai va. Mašiną paparkuoja ir čia kiek čia. 30 metrų paeini. Ir kempingėlis. Jei neprašykit, neklauskit, niekam nesakysiu. Niekam neišduosiu. Va. Ir sukam į dešinę, čia takiukas toks. Oi, apaugęs jau kaip. Takiukas kažkaip apaugęs. Bet prasibrausim gal. Tai čia dar neapaugę, tuoj kai sužalios viskas čia visai čia jau bus sunkiai be praeiti. Nu čia va šonė žiriukas. Nu, apie 10 minučių prasėjom, čia ėjom ir toliau ten užverstas kelias, keliukas, tai nežinau, jau nesibrausim per tos krūmus. Apsai būtume praėję, bet Saugustė, tai ten per tokius visokius spygliočius ten brautis, tai biškai pagalvom, kad tai, tiek to. Užtenka į tiek, kiek čia prasėjom. Gražu. Čia vasarą reikės ateiti gal grybų pažiūrėti, gal jo. Nes tokia vieta atrodo, kad reikia turėti augti. Kažkas tikrai turėtų augti. Vakarėja, jau vakarėja. Nu va, pim pim ir vakaras atėjo. Opa. Atėjo vakaras, vadinas laikas vakarieniai. Kepsim šašličioko, biškį kibiriuką vieną. Čia mes 3, tai mums užteks, čia kilogramas yra. Per akis bus. Dar iš tikrųjų guliašo liko. Vieną porciją. Oi, kaip sultingai skaniai atrodo iš čia. Bus geras jaučiu. Padarei plaustelį? Va, Airė tuo metu su Augustė darė plaustą. Nu, ten tokį vaikišką. Vis tiek užsiėmimą vaikui kažkokį. Einam pažiūrėti. Nu, parodyk. Nu, tai čia reikia dar... Kur jūs laivelis? Nu, tai jisai čia toksai Samai. Jau! Nu, baig, neapvers. Gosh. Vėliava mūsų nuverti. Ok, kažkur nuplauks.
Ne, jinai nori namo vištis. Gerai. Laužiukas dega. Užmesiu to anglių darbiškai ir kepsim šašlyčioką. Nu ką, jau antras vakaras irgi pabaiga, va jau saulutė nusileidė beveik. Jau po biškį vėsta. Bet nieko, malko turim į mūsų laužavietę, į pečių irgi parašiau. Šašlyčiokas irgi kepa. Op, op. Va, po vieną išmuką taip suvalgysim vakarienį. Pasėdėsim prie laužo. Ir eisim miegot. Nedažnai čia Airijoj tokių saulėlydžių išvysi, nes kadangi to saulės čia nėra daug. Bet nei vieno debesies. Ne vieno, tai visą savaitę rodo, kad mėnulis jau senai yra, jo irgi. Va, mėnulis ten už medžių. Jau senai jisai čia. Nu ir palydėsim saulutę. Saulutę. Oi, kaip čia bus skanu, kaip bus skanu. Dar iš tikrųjų guliašo likę, nu čia puodas jau tuščias, bet išėmėm į bliūdą, bet dar vieną porciją likam, jau čia rytoj pasišildysim. Nes dabar tai noriu šašlyčioko. Nu ką, ir atėjo pagaliau tą vakarienę. Dabar. Šašlyčiokai. Dabar. Taip, šitą čia, oi, kaip čia skaniai viskas atrodo. Atšals ir bus naktis. Auguste. Sakė, ne dabar. Paskui miegot. Taip, miegot ir atšals. Taip. Obuoliuką, matai, suvalgė ir jau jai gerai. Jai dabar reikia nedėti, uždengti, kol čia tau obuolius krantys. Gerai, taip. Nu tai. Gerai, aš nežinau, man atrodo, jau čia ką, jau čia nieko neprirodysim. Vakarieniaujam. Gal biški vėliau kažką. Biški vėliau. Gal, nu, o gal ne. Kaip pasikursim savo židinuką, nežinuką šitą pečių. Jeigu nesudegsim jau. Ne, bet vakar, kai užmečiau, aš ten užmečiau tų ten lentų biški, ten, palėčių buvau čia prisipjaustas. Briketo pusė, ten kaip užkaito, tai net per viršų kamino ėjo, dainai raudona ugnis. Apačioje pečius visas raudonas. Oh my god, viduj šilumos kokių 60 laipsnių. Nu žodžiu. Tai šiandien ryte, tai va pakūriau jau, supratau, tai va po vieną pagaliuką. Po vieną pagaliuką, tai įmeti. O kad per daug idėjai. Įmeti tada gerai, taip. Nėra karšta, bet tai, kad man reikia dažniau užmestą pagaliuką ten tą pečių paprižiūrėti. Bet vis tiek, čia šitas pečius grinai, jeigu tik tai pirčiai. O jeigu šiaip, kad naudot kaip pašildyti palapinę, tai reikia ten žymiai mažesnį pečiuką, kurį, aišku, mes nusipirksim, bet jau turbūt ateinančiai žiemai. O tas, kur žieminiai tai palapiniai, kur glampingo, tai tiktų tas pečius? Tiktų, tai va tokį kažkokį ir pirksim. Nu tai va. Kad tiktų ir glampingo palapiniai ir šitai. Ne, aš čia sakau, šitas kaip už kačigarino, tai čia, o dieve mano. Vsio, tai nežinau, tada mes vakariniaujam, valgom, vakarom ir... Aš tai jau valgau. O aš dar... Dėjai dar prieskonių tuos šašlykus? Ne, nieko nedėjau. Žodžiu, čia jie pirštiniai, ne Anatolikos marinuoti kartą, bet skanus. Aš tai žuvim skanus, viskai noriu. Aha. Vsio, davai, jau aš noriu valgyti, tai jeigu nesutiksim šiandien, tada iki rytojaus. Ačiū, kad žiūrite. Prenumeruokit kanalą, rašykit komentarus. Ką tu čia būri? Nu, širdelę nupiešiau. Labas rytas, bičiuliai! Išaušo sekmadienio rytas.
pasisveikinau, mamukai, labas rytas. Pas mus rytas jau darbingas toksai, va, darbuojamės biški. Tvarkomės aplinkas, čia gerinam stovyklą, žodžiu. Čia pelenų krūva kažkada buvus tokia, tai nukasam, sulyginam vietą. Žodžiu, va, airė darbuojasi. Aš irgi padariau čia va naują laužavietę. Čia buvęs ratas, aš ir kažkada jį atnešiau. Nu tai čia šitą mūsų irgi, jo, čia mes atsivežėm, bet čia va, šitą pastovi. Čia gerai va, jeigu atvažiuoji, kad žmonės nebelė kur nedegintų. Nes vieną kartą va čia va, kur palapinė mūsų ten vidury tiesiog buvo. Vidury čia va laužavietė, tai mes pernai su Augustė čia irgi sutvarkėm. Aš žinau, kur šitas buvo. Nu? Aš buvo potom ant... Nu jo, gerai, aš čia jį permūvinau. Tai ką, jau pabiškai pakuojamės. Pečius virdžiau, va toks, va pečius didumo. Per didelis jisai, jeigu čia miego, tai žiauriai karšta. Reikės mažiuką kažkokį, va čia va. Mažiuką pečiuką. Įsigyti. Ok. Jau mautis? Nes karšta. Aš visi eisiu maudyti. Tai malkų irgi, va, dar kiek liko, tai susikrovėm, vešimės atgal kitam kartui. Čia irgi prisikrovau byną pilną. Kitą kartą atsivešim, nereikės pjauti. Maudyti šiandien. Ir kitą kartą jau pirtį naudosim pagal paskirtį. Jau eisim pirtintis. Kodėl? Ne? Kodėl? Nu, kitą kartą, nežinau, kada tas kitas kartas bus dabar. Turbūt po kelionės. Teisingai. Kelionė už jau nepilno 2 savaičių nauja, tai sekit naujienas, jeigu norite, tai gyvai galite matyti, nežinau, Instagram'e, Facebook'e, jeigu ten kas turit mus, tai. Nes video išeis vis tiek, man atrodo, žymiai vėliau dar, po kokio mėnesio. Gal greičiau. Nežinau. Neišduosiu dar, kur skrendam. O nieks nežino. Nu, draugai žino, kiti žiūrovai nežino. Gerai, tai darbuojamės mes toliau. Kodėl? Tai pasakyk, tai tada ir lauks, ir žiūrės. Sakai, pasakom? Nu tai ko ne? Kas čia per paslaptis? Nu tai davai, išduok tada paslaptį. Šri Lanka! Į Šri Lanką skrysim. Nori maudytis? Šri Lanką skrysim, žodžiu, ant Velykų. Ridensim kiaušinių Šri Lankoje. Žinai ką? Žinai ką? Nu ką? Mes šiandien einame namo ir aš noriu eiti namo ir pažaisti. Tu jau nori namo? Ir biškai pažaisti su šitą galą. Eik, tavo visas kempingas va telefone. Kitą kartą pas močiutę sėlėsi, man atrodo. Arba pažaisti su mano popieriniu namu. Ok. Bet jeigu mes turėsim laiko, tada aš tau parodysiu mano tą popierinį namą. Mano kambarį. Tai ką, jeigu, nežinau, patiko video, spaudžiat, kai visą laiką laikus, subscribus, nepatiko, tai dislaikus. Parašykit komentarą. Ir manau, iki kitų kartų, iki greito. Jau susitiksim iš Šri Lankos. Ane, Airė? Ate. Čiau.